Sveiki. Taigi mane pristatė, tai pradėkime mano pranešimą. Šiandien aš papasakosiu apie radiacinį saugos centrą ir apie GIS panaudojimą jame. Taigi, mūsų centras tai yra institucija reguliuojanti ir įgyvendinanti valstybės politiką radiacinės saugos srityje bei prisidedanti prie jos formavimo sveikatos apsaugos srityje. Buvo įkurta 1997 metais ir turime virš 60 darbuotojų. Štai čia jūs matot mūsų pagrindinės funkcijas ir mes labai trumpai jas apžvelgsim. Taigi, radiacinės saugos centras tvarko jonizuojančius spinduliuotės šaltinių ir profesinės apšvietos valstybinį registrą, kuriame registruojami visi Lietuvos naudojami jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Ir taip pat darbuotojai dirbantys su šiais šaltiniais bei jų gaunama apšvita. Planuojant pradėti veiklą susijusią su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, ji privalo būti vykdoma saugiai ir teisėtai, todėl pirmiausiai turi būti teisinta. Taigi mūsų centras yra atsakingas už tokių veiklų įteisinimą. Jis išduoda licencijas arba registruoja veiklas susijusias su jonizuojančios spinduliuotės šaltinių panaudojimu. Kitas žingsnis, jei veikla jau įteisinta ir jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai naudojami, būtina įsitikinti, kad visa tai vykdoma tinkamai, laikantis radiacinės saugos reikalavimų. Dėl šios priežasties tokiose įstaigose atliekama valstybinė radiacinės saugos priežiūra. Šnekant apie avarinę parengtį, RSC aktyviai dalyvauja nacionalinio ir tarptautinio lygio pratybose. Naudojame mobilią įrangą, kurią matote šiuose nuotraukose. Ir šitą mobilią įrangą naudojama antžeminiai žvalgybai bei oro žvalgybai atlikti. Įranga gali būti sumontuota kaip automobilė, taip sraigtasparnyje, o taip pat veikti kaip kontrolės vartai švarinimo zonoje. Šiuose nuotraukose pateikiamos momentai iš civilinės saugos pratybų, kur įvertinami realūs veiksmai ir patikrinamas įrangos veiksmingumas. Ankstyvasis perspėjimas. Čia yra žemėlapis ir šitam žemėlapį pavaizduotas mūsų radiologinio monitoringo tinklas, kuris vadinasi RADIS. Šį tinklą sudaro 47 oro monitoringo stotis, 4 vandens monitoringo stotis bei 5 automatinės aerozolinės stotis. Įrangai užfiksavus viršutus nustatytus lygius, RSC specialistai nedelsint gauna SMS pranešimus bei elektroninius laiškus. Šis stebėjimas vyksta 24/7 principų ir atitinkamai RSC yra parengtos aiškios reagavimo į tokius incidentus procedūros. Branduolinio ar radiologinio incidento atveju mūsų specialistai nedelsdami parengto radioaktyvaus debesies sklaidos prognozę, pasitelkiant avarinio reagavimo sprendimų palaikymo sistemas, tokias kaip Argos, Čirodas arba HiSplit. Šitos nuotraukas jūs matot būtent iš šitų sistemų. Mūsų centras yra taip pat pasirengęs tirti tiek gyventojų, tiek darbuotojų profesinę apšvitą, patiriame dirbant su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. Be to, RSC papildomai vykdo aplinkos poveikio stebėseną, apimančią oro, upių, ežerų, geriamo vandens ir maisto produktų tyrimus. Taip pat turime galimybę atlikti biologinę dozimetriją. Visi šie tyrimai atliekami mūsų laboratorijose, stebint bendrą apšvitą, kurią patiria vidutinės Lietuvos gyventojas iš įvairių šaltinių, įskaitant ir medicininę apšvitą. Mokymai ir visuomenės informavimas viena iš pagrindinių mūsų centro veiklų. Galit nusiskanuoti šį QR kodą ir tokiu būdu pasitikrinti savo žinias apie radiaciją, nes jis nuveda į žemiau pavaizduotoj nuotraukoj e-mokymosi platformą, kurioje kiekvienas gali pasitikrinti žinias apie radiaciją. Aktyviai veikiame Facebook tinkle, kur skelbiame naujienas ir aktualią informaciją gyventojams. Rengiame straipsnių žiniasklaidai, bendradarbiaujame su savivaldybėmis ir sveikatos biurais, leidžiame lankstinukus. Mūsų specialistai dalyvauja televizijos ir radio laidose, atsako į visuomenės rūpimus klausimus. Organizuojame mokymus Lietuvos kariuomeniai, pasieniečiams, medikams ir kitoms institucijoms. Mūsų centre dažnai lankosi studentai, kuriems yra pravedama ekskursija ir papasakojama apie RSC veiklą.
2023-2024 metais įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonę gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksmų valdymą, mūsų centras dalyvavo projekte, kurio tikslas buvo išplėsti RSC naudojamą GIS į visapusišką erdvinių duomenų sistemą, integruojant dalyvaujančių organizacijų informacinius išteklius vieningoje platformoje, o taip pat užtikrinti efektyvų duomenų struktūrizavimą, analizę ir panaudojimą radiologinių avarijų valdymų, stebėsenai ir radiacinės saugos priežiūrai. Taigi, pratęsim mano pranešimą su demonstravimu mūsų panaudojimo. Tai išorinis RSC hubas. Hubas tai internetinio puslapio atmaina, kuriame sukurtos atskiros teminės skiltys su aktualiais elementais. Pavyzdžiui, žemėlapiais, švieslentėmis arba kitomis aplikacijomis. Čia yra mūsų visuomeniai pateiktas Lietuvos miškų medienos užterštumo Cezio 137 žemėlapis. Medienos mėginiai yra atrenkami, jeigu reikia susmulkinami ir džiovinami 105 laipsnių temperatūroje. Toliau toks mėginys supiltas į matavimo indą, matuojamas gamma spektrometrais, nustatant Cezio 137 radionuklido kiekį jame. Tokie duomenys yra surenkami ir anksčiau buvo išleidžiamos popierinės ataskaitos, bet šiais metais tai viskas buvo perkelta į GIS sistemą ir šioje švieslentėje atsispindi paskutinių 8 metų tyrimų rezultatai. Sekantis pavyzdys tai Lietuvos radono viešasis žemėlapis. Radonas yra gamtinis radioaktyviosios dujos, kurios kilo iš grunto ir kaupėsi uždarose erdvėse bei patalpose. Iškvepiant, radonas pasišalina iš organizmo, tačiau didelė jos kilimo produktų dalis nusėda ant kvėpavimo takų, todėl labai svarbu yra atlikti šitos matavimus ir čia žemėlapį jūs matot daugybę taškų, tai yra vietos, kuriuose tie matavimai buvo atlikti ir šie statistiniai duomenys taipogi yra sukelti į šitą švieslentę ir pateikti už 2024 metus. Toliau taip pat kviečiu nusiskanuoti šitą QR kodą, nes po jo slypėsi mūsų radis tinklo žemėlapis, į kurį nuėję jūs tiesiog galit stebėti radiologinį foną visoje Lietuvoje. Šis žemėlapis yra viešas. Taip, atsiprašau. Ir yra atnaujinamas. Ir čia dabar jūs matot, kaip jis atrodys neužilgo ateityje. Tai labai panašiai atrodo ir dabar. Iš esmės tai yra Lietuvos žemėlapis su radis tinklo stotim. Užėjus ant kiekvienos stoties matosi jos gamma dozės lygis ir taip pat yra sąrašas su visų stočių duomenimis. Sekantis produktas tai yra informacijos pateikimas gyventojams. Šita švieslentė buvo sukurta bendradarbiaujant su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Jinai dažniausiai naudojama pratybų metu ir jinai parodo, kaip greitai radioaktyvus debesis pasiektų Lietuvą, kokia teritorija būtų paveikta. Taip pat gyventojai gali matyti jiems iš anksto paruoštus tokius bukletukus ir juos parsisiuntus pasižiūrėti, kokius veiksmus turėtų atlikti, jeigu jų teritorija būtų paveikta radioaktyvaus debesio. Po išorinio hubo yra mūsų vidinis hubas ir tai yra kaip pavyzdys pateiktas taipogi žemėlapis su jau duomenys iš tų pačių dabar matom radis tinklo stotelėmis, tik jau tie duomenys yra pateikti kartu su spektru, tai specialistai gali analizuoti šitos duomenys, matyti, kas sukėlė kažkokį tai padidėjimą, jeigu jis buvo sukeltas, žiūrėti archyvinius duomenys ir panašiai. Taip pat sukelti ne tik duomenys iš oro monitoringo stočių, bet iš aerozolinių stočių, vandens monitoringo stočių ir taip pat mintis ir idėja yra sukelti informaciją iš visos mūsų turimos įrangos. Tai galima sakyti, kad čia yra savotiškas radiacinio pavojaus perspėjimo pajėgumų skaitmeninis dvynys.
Dar vienas pavyzdys - tai oro ir antžeminė žvalgyba su mobiliaja įranga. Šiuo atveju jūs matot trajektoriją, kurią judėjo sraigtasparnis, gabendamas tą įrangą. Tie taškai yra matavimo rezultatai. Matavimas vyksta kas pusę minutės. Taigi vieni specialistai keliauja su sraigtasparniu arba su automobiliu, su įranga ir tikrina teritoriją, o kiti sprendimų priėmėjai arba ir kitų institucijų dalyviai, sėdintis galbūt ekstremaliųjų situacijų operacijų centre, šitą visą veiksmą mato online režimu ir tokiu atveju mes išvengiam tų nepatogių duomenų apsikeitimų e-mailais arba kaip kai kur rašytas dar ir faksas kai kuriuose dokumentuose, tai tikriausiai galim suprasti, kad šis apsikeitimo informacijos būdas yra tikrai daug patogesnis ir šiuolaikiškesnis. Privalumas yra tai, kad įrangos vienetas tampa sluoksniu ir tokių sluoksnių, kaip mes suprantam, mes galim uždėti daugybę. Tokiu būdu vienam žemėlapį matyt kelių žvalgybų duomenys vienu metu. Dar vienas pavyzdys, kuris labai palengvina mums gyvenimą, tai yra užduočių valdymo komponentas. Matom, kaip dispečeris priskiria užduotį. Pavyzdžiui, užduotis yra vykdyti techninį aptarnavimą vienai iš mūsų SARO stočių. Taigi dispečeris priskiria užduotį, nurodo, kas tai turi atlikti, užduotis atsiranda žemėlapį. Ir tada vykdytojas su savo mobiliuoju įrenginiu, naudodamasis Field Map programėlę, tą užduotį pamato, pradeda vykdyti ir, kaip galit suprasti, atsidaro SIRI 123 programėlė. Su ją vykdytojas užpildo duomenis, pažymi reikiamą informaciją, jeigu kažkas nepažymėta, turi įrašyti pastabą. Taip, šiuo atveju įrašom, kad kažką reikia atnaujinti. Atsiprašau, kad stabdo video, prieš tai tikrinam, buvo viskas gerai. Matyt, nepavyzdžiui. Taigi, operatorius įvykdęs užduotį, gali, aišku, nufotografuoti, ją pabaigti ir šita užduotis iškart pakeičia spalvą žemėlapyje. Dispečeris mato, kad užduotis yra užbaigta. Ir čia pat gali parsisiųsti protokolą, kas yra labai patogu, ir matyt, kas buvo atlikta, matyt, yra šita pastaba ir taip toliau. Tokiu pat principu vykdomas ir užduočių valdymo komponentas bendradarbiaujant su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Nes branduolinio arba radiologinio atveju mūsų specialistai turėtų nurodyti žemėlapyje tašką, kur PAGD arba priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojai turėtų vykti ir paimti mėginį ištirti, tai būtų ar žemės, pavyzdžiui, arba vandens mėginys. Mes priskiriam jiems užduotį ir jau PAGD darbuotojas su savo mobiliuoju įrenginiu tą užduotį vykdo. Labai patogu yra tai, kad dispečeris priskirdamas užduotį nurodo konkrečius dalykus, ką darbuotojas turėtų atrinkti ir tie duomenys jau yra automatiškai atsiranda SIRI 123 programėlė, jau yra užpildyti, tokiu būdu sumažinama tikimybė padaryti klaidą pačiam darbuotojui, kuris vykdo tą užduotį. Taip pat norim labai pasidžiaugti, kad šiuo atveju mūsų tvarkos aprašas, nurodantis tos mėginio atrinkimų taškus, papirinė variantė jis užėmė virš 100 puslapių, o dabar jis atsigulė į GIS sistemą ir tai yra tiesiog nepalyginamai paprasta ir malonu į tai žiūrėti. Toliau čia yra tiesiog pateikti du pavyzdžiai, dėl juose esančios jautrios informacijos mes nedėjom čia video, tačiau galiu trumpai pasakyti apie juos. Tai iš kairės pusės tai būtų žemėlapis su gydymo įstaigų pasirinkimo galimoms branduolinėms avarijoms patikra objektų, kurios turi jonizuojančios spinduliuotės šaltinius.
tai mūsų centras vykdo šitų įstaigų patikrinimą, tai taip pat dispečeris priskiria užduotį, spalviniam reikšmėm operatorius mato, kokia užduotis yra jau turima atlikti toj pat, kokia galima dar atidėti į ateitį ir panašiai. Ir iš dešinės pusės yra kitas žemėlapis, kur yra sąsaja su valstybiniu jonizuojančios spinduliuotės šaltinių registru. Tai yra visi objektai turintys jonizuojančius spinduliuotės šaltinius, kurie turi būti patikrinti. Tai taipogi visas metinis planas, kurį turi RSC, atsigula į GIS sistemą. Ir operatoriai labai lengvai gali orientuotis jame, taip pat pildyti anksčiau buvusius popierinius protokolus, dabar pildyti su planšetė. Tie protokolai taipogi atsiranda FTP serveryje ir tai žymiai palengvina mums darbą. Ir, aišku, yra daug kitų produktų, apie kuriuos taip smulkiai aš nepasakoju, tai naudojam ArcGIS sistemą kiekvieną dieną savo darbe. Pradedam naudoti vis aktyviau ir aktyviau ir labai džiaugiamės turėdami tokią galimybę. Tai būtų tiek iš manęs. Čia toks pabaigai trumpas filmukas apie mūsų centrą ir kadangi mano pranešimas paskutinis, tai noriu palinkėti visiems malonaus vakaro, linksmo. Ačiū.